Sveiki, hebrytė. Orai Vilniuje pastarąsias porą savaičių nekokie, arba sniegas, arba lietus, arba minusas ir lietus. Ir kažkaip išėjęs surasti valandėlę, kai nors ant galvos nieko nelyja, bet realiai mums dabar ant oro sąlygų visai pofik, nes šiandien ant test drive'o Audi S3 ir jinai kvatrinė. Čia yra Audi A3, čia yra Audi S3, bet jeigu kalbam apie išvis trečios serijos Audi, tai čia yra antra generacija ir vadinama 8P. Šita generacija buvo gaminama nuo 2006 iki 2012 metų. Ir pas mus beveik seniausias modelis 2006 metų. Tai yra ir prie faceliftas ir taip toliau. Būtent šitą egzempliorių labai senai norėjau nufilmuoti ir šitą automobiliuką jūs galėjot matyti vienam iš epizodų, kur važinėjau po draugų garažus ir rodžiau projektus. Tai čia yra ne visai stokinė S3, čia išvis nestokinė S3, čia jau būtent projektas, tai pasakosiu ir apie S3, ir apie būtent šitą projektą. Senai norėjau ją nufilmuoti, bet niekaip nesisekė, nes kadangi tai yra projektas ir realiai tai beveik yra amžinas bildas. Čia visą laiką kažkas dasideda, visą laiką kažkas modifikuojasi ir šitas automobilis visą laiką nori sugesti ir pastovėti garaže porą savaičių. Nes norėjom nufilmuoti, kai buvo čia 230 kW ir, žmogus nusprendė kažką patobulinti, dar patobulinti ten programą, tai nuvežė patobulinti, laukiam porą savaičių, tada automobilis grįžo su patobulinta galia, jau sako, galima filmuoti, sakau, gerai, super, viso, planuojam laiką, žmogus sako, pabandžiau quattro startą, plyšo kardanos, ir ir vėl laukiam. Bannikas Krisnas. Ir taip realiai labai ilgai, virš metų, tai netgi vasarą norėjom nufilmuoti, bet kaip matot, jau laukia sniegas, o mes tik dabar išlindom pafilmuoti šitą S3. S3 turi standartinius Audi prikolus, jeigu pažiūrėsim į dizainą. Turiu omeny, kad jinai išvis neišsiskiria iš bendros automobilių masės. Gerai, šitas automobilis išsiskiria dėl to, kad jis yra raudonas, bet aš turiu omeny, kad jeigu mes pažiūrėsim S3 ir paprastą A3, tai žmogus nežinantis nieko neatskirs. Taip pat kaip ir buvo su S7 ir A7. Žodžiu, Audi daro tokius kaip vilkus avių kailyje, kur automobilis atrodo paprastai, bet realiai čia yra kaip sport automobiliukas. Ir čia tikrai yra sport hatchas. Žmonės, kurie žino, tai supranta, kad ten biški skiriasi buferiai, va čia kaip tik tie S veidrodėliai chrominiai, kurių mes BMW-stai labai smarkiai mėgstam. Na ir tokių porą smulkių dalykėlių dar yra, bet globaliai, jeigu pažiūrėti iš toli, tai paprasta A3. Čia yra standartinis hatchbackas ir nupieštas kaip ir visi hatchbackai turi tokį teisingą hatcho formą. Šitą automobiliuką dizainą piešia italas, kažkoks ten Valteris, dabar pavardės aš neprisiminsiu, ir iš priekio, ir iš šono šitas automobiliukas tikrai labai gražiai atrodo. Gal iš galo jisai atrodo biški paprasčiau, bet man būtent šitą A3 generaciją labiau patinka negu praeitą, iš galo. Antiek S3 nesiskiria nuo paprastų A3, kad šito automobiliuko savininkas mėgsta prikolinti iš kitų vairuotojų ir užsiklijavęs tokį fainą užrašiuką 1.6, dėl kurio kiti vairuotojai gali užsitrigirinti, apstatyti šitą automobilį kelyje, bet dažniausiai beveik visą laiką nesigauna. Lendu į bagažinę, šiaip parodyti jos dydį ir vieną bajeriuką, kurį savininkas įkišo į šitą mašiną. Tai po pirma,
Čia yra trumpas hečas ir bagažinės realiai yra daug, kaip tokiam automobiliukui. Tai jinai yra ir gili, ir aukšta, ir galima netgi štorkiai išimti ir sudinę sudėti ir dar daugiau kažką įkišti. Bayeris, kurį noriu parodyti. Matot šitą zapaskės formos kažkokį dalyką? Tai čia yra subwooferis nuo Q7. Savininkui nepatiko čiučiut muzika ir jisai nusprendė ją patobulinti Audi dalim. Tai nupirko Vasabą nuo Q7. Jisai po to bus kažkur čia pritvirtintas normaliai, bet kol kas guli taip. Žvelgsim po kapoto, pažiūrėsim, kas ten gero pas mus. O, kiek aukso. Po kapotu pas mus randasi 2 litrai TFSI, tai yra standartiniai Vago 4 cilindrai. Ir kokia čia generacija ir koks būtent variklio indeksas aš nesigilinsiu, nes labai lengvai pasimest Vagų variklių indeksacijai, bet esmė tame, kad variklis važiuoja. Žodžiu, stokinis toks varikliukas išduoda 194 kW ir pabėgėdavo šitą automobilį iki 100 per 5,7 sekundės. Būtent čia jau kažkur apie 208-285 kW, tiksliai negaliu pasakyti, nes automobilis visą laiką tobulėja, galia visą laiką didinama ir šiaip kiek girdėjau iš savininko, planas yra pasiekti kažkada kažkur 500 arklio galių. Ir jeigu jums įdomu, kaip buvo padidinta antiek smarkiai galia, su kokiais modais, tai realiai, ten aišku, yra visokių smulkių modų, bet globaliai čia tiesiog K04 hibridinė turba, įsiurbimas, išmetimas, volia. Aišku, tam čipas, reikia programos geros. Šitas automobilis buvo kažkada ant mechanikos ir to Bayerį aš jums tai parodysiu, bet dabar čia yra sudėta DSG ir būtent čia jau ne pirma DSG, nes iš pradžių tai buvo DSG nuo dizelinio Passato ir jinai ilgai neatgyveno, tiesiog išsibarstė ir dabar čia yra DSG nuo Audi TT. Einam parodysiu Bayerį su mechanu. Jeigu žvelgsim į saloną, tai galim pamatyti, kad pas mus yra 3 pedalai ir automatas. Tai va, 3 pedalą nereikia spausti, nes padarysit screenshotą. Taip pat pas šitą automobilį yra standartiškai Quattro, čiagi yra Audi ir ta Quattro sistema yra tikrai daug geresnė negu ten kažkokie X-Drive'ai, negu kažkokie formatikai, nes, aš jau esu prasivažiavęs, jinai tikrai kasa visais 4 ratais visą laiką. Tai, daug maloniau ta Quattro jaučiasi ir daug, taip pasakyti, saugiau kažkaip, jaučiasi, kad tikrai visi varomi ratai. Sakiau, kad stokinis toks automobilis bėgėjasi iki 100 per 5 ar 7 sekundės, tai kiek bėgėjasi būtent šitas, galit netgi neklaust, nes paskutiniai modai buvo padaryti visai nesenai, ta prasme, savaitę gal atgal buvo pabaigta daryti. Ir, kaip matot, per tokią pliurzą nieks tikrai nematavo, nes nors čia ir Quattro, nors jinai ir kasasi su visais 4 ratais, vis tiek per tokią pliurzą gero starto padaryti neįmanoma, nes automobilis tiesiog praslysta visais ratais, tai gal kada nors ir sužinosim, kiek važiuoja šitą mašiną, šiandien pabandysim taip kolchoziškų būdų kažką pamatuot, bet esmė tame, kad vis tiek šitą mašiną dar modifikuosis ir dar bus arba greitesnė, arba lėtesnė, nieks nežino. Tai va, čia būtent toks projektas nesibaigiantis. Man dažniausiai nelabai patinka Audi salonai, turiu omeny iš išvaizdos, kaip būtent atrodo ir pati multimedija, ir pačios sėdynės, bet kadangi čia yra S-kė, tai sėdynės turi tokį aiškiai išreikštą šoninį palaikymą ir kojoms, ir nugarai, tai ir pačios sėdynės atrodo maloniai, gražiai atrodo. Apie multimediją to pasakyti negaliu, kad maloniai atrodo, nes vis tiek čia yra Audi ir tikrai senamadiškai atrodo ta multimedija, visi mygtukai tokie kvadratiniai, pačią aparatūrą, pats telikas turi tokį pikselinį vaizdą. Dar noriu parodyti, čia labai, įjungsim degimą, čia kai norim pareguliuoti temperatūrą, mes turim tokius temperatūros regulirovkės ir norėtųsi jas pasukti. Jie taip atrodo, kad jas norisi pasukti. Bet ne, čia yra mygtukas ir mes turim po vieną kliką sukti. Mes negalim pilno apsukimo padaryti.
Nu ir čia kažkaip man, nežinau, biškai idiotiškai atrodo. Taip pat dar nervina automobiliuose toks dalykas, kai, pavyzdžiui, garso mygtukas, jisai pririštas, nu, su tuo įjungimo žašiuku. Ir kai tu suki garsą, įjungimo, išjungimo ženkliukas visą laiką sukasi ir tu negali normaliai išstatyti jį, netgi per vidurį. Nu ką žinau, čia biški nervina automobiliuose. Biški apšyka multimedija, tai reikia automobiliuką už kažką pagirti. Tai man labai patiko mygtukai ant vairo. Čia yra ne kaip BMW'uose guminiai, o būtent metaliniai tokie kaip roliukai, kuriuos galima sukti viršų, apačią, taip čia gasą, pavyzdžiui, reguliuoti, ten kitoj pusėje dar kažką ir jie taip maloniai įsispaudžia ir jie... kažką įjungiau. Atrodo, kad jie padaryti iš kažkokio metalo, tai jie tokie malonūs, sunkus, maloniai juos liest. A3 realiai turi tokį bairį, kad rankinis remiasi į porankį. Čia mes matome nudroštą rankinio kampą, bet kaip ir... tas bairis ir yra. Todėl kampas yra nudroštas. Nu, jūs suprantat. Čia, žodžiu, mes turim porankį, mes norim įtraukti rankinį. Nu, biški debilizmas, bet ką padaryti, jau taip kažkaip Audi inžinieriai, būtent šitoje vietoje prasipysa, pasakysim taip. Užlipsime automobilio galą, čia hatchbackas, tai šiaip įdomu, ant kiek ten vietos, nes iš esmės atrodo, kad užtenkamai. Nu, įlipti vienapusiškai yra nepatogu, nes ko norėt, dvi durys. Bet pavyzdžiui, sėdint paskui mano keleivį, tai norėčiau pasakyti, kad vietos tikrai yra daug daugiau negu kitose hatchbackuose, kuriuos aš filmavau. Ir norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad į tos hatchbackus, kur nėra gale vietos, aš ir nelendu, nes nėra tolko. Bet čia ir patogios sėdynės, ir jos gražiai atrodo, ir vietos tikrai yra. Tai kad, aišku, įlipti bus sunku, bet kokius dar 2 keleivius, jeigu kažkur reikėtų toliau važiuoti, nu tai galima paimti, pavežti. Ir pasakyčiau, kad netgi aš čia galėčiau į kokios Klaipėdos ramiai savo nulėkti. Išlipti, aišku, nenorėčiau, bet gerai. Gerai, tai laikas pasivažinėti, pasikursim. Nieko ypatingo kol kas, nors stovi downpipe'as. Kol automobiliukas čiut pašils, nes pastovėjom, nors temperatūra rodo kaip ir gera. Tai noriu čia paspaudėlioti mygtukus ir, nu, jaučiasi, kad, nežinau, pasaulyje man visada jaučiasi, kad automobiliukas toksai biški senamadiškas salone. Visi mygtukai tokie kvadratiniai, nu, čia maloniai atsidaro, čia jau viską pasakojau. Dar pliusų jaučiasi, kad čia yra eko klasė, ta prasme, nu, A3 čia yra pigesnis klasės automobilis, tai ir plastikai tokie atrodo visai paprastai, nors jie nėra tikrai kieti, tai yra toksai pusminkštis plastikas, dar būna daug minkštesnis, bet jisai nėra labai kietas. Ja, bet atrodo duris tai taip labai paprastai, čia maloniai, toks minkštesnis plastikas, irgi ne koža, nieko. Dar čia yra toksai bairis, tamsoje labai gerai matosi, savininkas įdėjo ambient lightingą per saloną ir atrodo kaip stokas, tikrai atrodo kaip gamyklinis dalykas, tamsoje labai gražiai atrodo, dabar tai tiesiog nesimato. Gerai, ką, bandom važiuoti. Šitam automobilyje yra viskas, ko reikia daily automobiliam, nors čia yra korčius, kaip matot, čia yra sudėtas automatas, čia yra pripūsta galios, bet čia yra automatiniai valytuvai, automatinės šviesos, čia yra viskas, ko reikia tiesiog kiekvieną dieną važinėti. Ir klasiškai kaip per projektus pas mus atsijungia quattro, tai sustosim sekundėliai, nes su priekiu varomu nenoriu važiuoti. Su tiek galios. Visio, quattro grįžo, galima važiuoti. Dėžė gali biški spardytis, bet tai yra normalu būtent šitam egzemplioriui, kadangi čia yra sudėtas DSG, priprogramuota viską, pričipsuota ir programą tikrai dar reikia tobulinti. Tai jinai biški spardosi jo. Bet, nu, kiti DSG taip nedaro. Čia būtent va šito egzemplioriaus toksai prikolas.
pamačiau, kad čia šitie dalykai sukasi, bet taip ir nesupratau, ką jie keičia. Neišsiaiškinau šitą dalyką. Pati multimedija spaudėliau čia biški, tai man kaip žmogui persėdusiam iš BMW dabar tiesiai į Audi, tai jinai labai nepatogia. Kol suradau, kaip čia pajungta auksą, ta prasme, čia, prie aukso pririštas Bluetooth'as, čia klasiškai kaip daugumos automobilių senesnių, tai kol suradau, kaip tai įjungti, tai čia 5 minutės praėjo, kol čia prispaudėliau mygtukų. Žodžiu, man būtent visa multimedija neatrodo labai lengvai suprantama. Vairas, aišku, senesniuose Audi man S vairai atrodė gražiau, nes nebuvo ten tokio vidury kvadrato, man tas kvadratas labai išsiskiria, bet jeigu šitą kvadratą atmetus, tai visas kitas dalis labai gražiai atrodo, man jisai patinka, atmetus šitą kvadratą, ir man jisai labai patogus, jisai toksai mažas, nedidelis, ten последний поворот, да, žiūrėk, tam film называется. Palina. Mes nahui nevažiuosim paskui. Mums to nereikia. Mes dar gyventi norim. Tai vairas labai patogiai guli rankose, labai patogiai jį laikyti. Čia dar turi tokią struktūrą, kur tipo mes turim laikytis ir vairuoti. Tai tikrai malonus vairas. Pats automobiliukas pagal valdymą, toksai, realiai taburetė. Jisai ganėtinai kietokas, bet dėl to, kad jisai kietokas, jisai labai gerai stovi ant kelio. Vairas lengvas, bet ir turi automobilio jausmą. Ta prasme, tu nesijauti kažkoks atsiplėšęs nuo automobilio. Ir vairas lengvas, ir automobilis lengvas, ir automobilį lengvas, ir įsukti posūkį, ir valdyti tą automobilį. Tai kažkaip viskas labai gražiai dera. Čia stovi spidometras nuo S3 2013 metų ir jisai biškiai šviežesnis nei automobilis, dėl to kai tu važiuoji ir matai spidometrai vairą, tau neatrodo tas visas ir salonas toks senamadiškas, bet pasukus galvą kažkur į šoną, dieną, tai jo, jisai toksai paprastokas. Kai tamsoj važiuoji ir dar sviečiasi tas ambient lighting, kai šitie visi mygtukai šviečiasi, tai dar visai gerai atrodo, galima kažkaip sugyventi šiai dienai su šito. Dėl padidintos turbos ir padidintos galios automobilis biškiai įdomiai jaučiasi. Čia, kadangi yra mažas turis ir tik 4 cilindrai, tai iš mažų apsukų, kai mes nuspaudžiam gazą, atrodo, kad automobilis vapšė nevažiuoja. Ta prasme, mes nuspaudžiam pusę gazo, pas mus traukos nėra. Gerai, čia perdėjau, pusę gazo nuspaudus trauka atsiras. Bet pradžia pedalo, jinai tokia bukoka. Tu paspaudi, vos pradedi važiuoti, bet jeigu tu įminsi dugnu, tada jau ir pati dėžė sureaguos, permes pavarą ir pats automobilis, iškart pradės važiuoti, nes atsiras būsto. Tai kaip tik tą galim ir išbandyti. Biškiai atsistabdysim. Ir pavyzdžiui, mes važiuojam ir aš biškiai nuspaudžiu gazų ir pas mus nėra traukos absoliučiai. Aš gal čia pusę pedalą dabar nuspaudžiau, bet jeigu aš įminsiu dugną, iškart atsirado trauka. Tai čia yra tas prikolas didelių turbinų ir mažų varikliukų, kur reikia laiką biškį užpūst tų kilovatų. Man atrodo, kad tikriausiai stokinė S3 tokios bėdos neturi, nes labiau subalansuotas bus automobilis. Bet čia vis tiek viską galima koreguoti lapkiam arba sport režimu. Ant sport režimo automobilis palaiko didesnės apsukas ir iš lapkių jūs galite iškart paruošti automobilį važiuoti ant aukštesnių apsukų. O su DSG automobilis bando palaikinėti ganėtinai žemas apsukas, kad tiesiog mažiau kūro naudoti, nes 2 litrai TFSI ant didelio būsto tai ryja kūrą konkrečiai. Aš manau, kad kažkur kaip maniškė 14, tai pažiūrėsim, paspaudėliosim, kad čia pas mus parodo. Ir kiek čia vidutinis? Vidutinis rodo 12 ir 3. Tai, gan visai neblogai, bet nežinom kaip savininkas. Gal savininkas paskutiniam dienom labai ramiai važinėjo. Bet vis tiek, 12 2 litriam,
taip sau. Čia dar galim pamatyti tokį fainą režimą. Čia viską parodo mums ir būstą, ir tepalo temperatūrą, viską gražiai išrašo ant teliko, tai labai patogu stebėti visą automobilio sistemas, nes vis tiek čia yra biški projektas ir pavyzdžiui, kai šalta mašina, kai šaltas tepalas, tai nereikia važiuoti, kai kažkas pas tavėm su būstu dedasi, irgi ne visai gerai. Matai, dingo klaida su gabaritu. Pasitaisė. Audi. Nors automobilis kietokas, ganėtinai greitas, sakyčiau, labai greitas, tai mes dar išbandysim jo visą potencialą, ne visą, kažkiek. Bet dėl savo quattro, dėl savo tokio faino valdymus, jisai labai daug duoda saugumo pojūčio. Ta prasme, aš per tokias oro sąlygas, kur pas mus ne pliusas, ne minusas, automobilis rodo plius pusė, bet buvo ir ten nulis, ir minusas, ir lietus, ir sniegas, kažin ką, labai saugiai jaučiuosi, nes kažkaip, nežinau, įvažiuoju į posūkį, pasuku vairą, automobilis važiuoja. Aš gazuoju, automobilis nebuksuodamas gražiai važiuoja. Ta prasme, tas tikras quattro ir tas toksai sportiška pakaba tikrai duoda daug malonaus jausmo, kad gali važiuoti bet kokiom oro sąlygom su tikru malonumu ir ramia galva. Nes pavyzdžiui, važiuodamas su galų varomu automobiliu, netgi jeigu su galingesniu galų varomu automobiliu, netgi jeigu biški palyja, pavyzdžiui, mes test drivinam F10 ir tiesiog ant sauso asfalto 3 litris čipotas dizelis, tu į posūkį, nori iš posūkį išvažiuoti, biški daugiau paduodi gaziukų ir jisai buksuoja. Ir dar pliusų, jisai turi tą open diferencialą, jisai buksuoja vienu ratu ir, nelabai malonu, jisai nelabai suvaldomai jaučiasi. Ir kai tu spaudi tapkę ant, pavyzdžiui, tos pačios F10, aš čia nelyginu, nes ten yra komfort sedanas, čia yra mažas hatchbackas sportinis, bet privedu tokią analogiją, ką aš būtent čia jaučiu. Tai ten tave biški bando sumėtyti per juostas. Čia vapšė kitaip. Tu spaudi gasą ir važiuoji ten, kur pasukęs esi vairą. Ta prasme, jaučiasi tikrai daug saugiau ir daug maloniau. Ar tai duoda linksmumo jausmo? Ne. Linksmumo jausmo čia beveik nėra, pasakyčiau taip. Tu gali linksmintis tik tai labai gerų pasibėgėjimų ir greitų įvažiavimų į posūkius. Bet tokio adrenalino, kad tave tuoj šitas automobilis nužudys, aš čia nejaučiu. Turim čia tiesesnį, tai pabandysim išstartuoti iš vietos. Aišku, ne iš 2 pedalų, iš 1, bet pajungsim sportą. Tai, kaip sportas pasijungia. Jumai. Pažiūrėsim, kaip jinai bėgėjasi. Ką aš galiu pasakyti, bėgėjasi jinai tikrai spūdingai, pagal dabar laiką tai labai daug susigaišo dėl to, kad startas ne iš 2 pedalų ir jai kažkur sekundė, man atrodo sekundė, kažkur sekundė užtruksta, kol jinai užsipūs, tai jeigu startuoti iš 2 pedalų bus labai daug greičiau, bet iki 100 jinai pašoksta, beveik momentaliai, labai greit pašoksta. Dar toks dalykas, kad jinai tai padaro labai paprastai. Ta prasme, dėl 4 varomų tu nesijauti, kad tave kažkur nešioja kažką, tiesiog laikai vairą ir šauni tiesiai. Dėl išmetimo dar yra toks dalykas, kad tiesiog kai ramiai važiuoja, jisai maloniai urzgia, bet tikrai yra labai tylus ir mieste, vapšė niekaip neužknisa. Ir tavęs, ir kitų automobilistų ir žmonių, bet kai tu spaudi gazą dugną, tai tas urzgesys toksai malonesnis, garsesnis ir, toks tipinis vagiškų 2-litrinių benzinų garsas, bet jisai yra malonus. Jisai malonus ir netgi ten kažkokie atstrėlai yra, kai paleidai gazą, tai prikoliniai, labai fainai. Nuo 3 kažkur, kur turbo užsipučia, labai pradeda gerai traukti. Bet iki 3 jai reikia laiko užsipūsti. Aš manau, kad galim
šiaip pabandyti dar ką atšaut. Tik tai, kad padaryti tai čiučiut užsipūtusiam. Biškutį. Gal nepaliksim kardano? Nu gerai, oro sąlygos dar labiau pablogėjo, o kažkodėl kažkodėl man nedavė iš 2 pedalų užsipūst normaliai, tai beveik tas pats gavosi. Tai gerai, nekankinsim mašinos daugiau, nebandysim dar labiau šautelt. Bus gerai. Atsisėdau čia su savininku biškį prasivažiuot, nes pasakė, kad be launčių čia chuineu nevažiavimas. Jo, supratau, kaip jinai iš 4 išvažiuoja. Dar bus? Neišsipūtė. Mes jau ką į treką išvažiavom, į dragstripą tam skirtą. Nu ir žinot, pasaulyje viskas kažkaip labai tvarkoj. Ta prasme, turiu omeny, kad posūkiai, posūkio rankinėlės tokios kaip reik, sunkokai įsijungia, bet maloniai toks cach. Turi tą režimą, kur tipo 3, vieną kartą paspaudė, 3 caktelėjimai į šoną. Kažkaip viskas taip, kaip ir turi būti normaliam miesto automobilyje. Yra lapkės dar po vairu, jos daug patogesnės negu Jaguarė, kur tik test drivenom tokį XF 2 litrį benzą juodą, nes ten lapkės labai trukdo pirštams. Čia jos patogesnės, bet irgi, kai laikai vairą ir nori normaliai pirštais pasiimti, tai pirštų galiukais lėti lapkės. Tai pavyzdžiui, visuose BMW'uose, kuriuose sėdėjau F-serijos, lapkės daug patogesnės negu čia. Bet labai smarkiai čia kažką blogo sakyti apie būtent šitas negalima. Tai pavyzdžiui, jeigu BMW'uose tai 10 iš 10, labai patogios lapkės, tai čia kažkur 8 iš 10. Na ir dar kart galiu paminėti, kad įspūdingai bėgėjasi. Iki 100 šauna labai greit. Tai mieste dar su užrašiuku 1.6 ant bagažinės nustebinsit tikrai visus vairuotojus. Žiūrėkit, Hebra, dar yra Audi toks bairis, kitose mašinų nelabai mačiau, bet kaip tik dar savo senai Audi irgi tokį bairį mačiau. Tai mes atidarom, pavyzdžiui, kaziriokus nuo saulės, taip, ir kaip ir gerai, nuo saulės jisai mus apsaugo. Aišku, saulės dabar jau nebėra, bet apsaugo. Ir čia yra tokia vieta virš veidrodėlio, kur mums šviečia, pavyzdžiui, saulutė. Tai mes turim dar tokį special mažą kazirioką. Malačiui, inžinieriai. Padaryti normalaus rankinio jie negali, kad nesiremtų į porankį, bet užtat, prašom, dar vienas mažas kaziriokas. Bairis. Tai ką, hebrytė, štai tokia yra ta Audi S3 2006 metų. Aišku, čia ne visai stokinė Audi S3, čia jau biški pamodifikuota, čia ir galios daug daugiau, ir pavarų dėžė visai kitokia. Bet baziškai, kaip valdosi, kaip važiuoja, tai mes supratom ir automobilis tikrai man labai patiko. Sėdinės labai patogios, visą dieną pasivažinėjus, labai patogiai sėdinėse sėdi. Automobilis ant valdymo labai malonus, tu jautiesi saugiai, tu visai labai fainai valdosi tas automobilis. Žodžiu, kažkaip labai smarkiai prie kažko prisikabinti nėra prie ko. Aišku, jau sakiau ten, biški multimedija man nepatiko, biški nepatiko iš vis bendra išvaizda panelės ir tų materialų, bet reikia suprasti, kad čia yra hatchbackas, čia yra pigi klasė, čia yra mažas sport hatchas ir jisai neturi būti ten super prabangus, jisai turi gerai, greitai lėkti. Su savo užduotim jisai puikiai susitvarko. Automobiliukas labai malonus, man realiai labai patiko. Gal nedavė tokio labai drivo ir adrenalino, bet pagal greitį, pagal viską jisai labai patiko. Kalbant apie kainas, tai
Aišku, pas savininką aš čia nesužinočiau tikslios kainos, nes automobilis nupirktas už vieną kainą, po to sugėta dar krūva pinigų ir žaislų. O šiaip peržiūrėjęs rinką, tai pamačiau tik tai vieną tokią S3 ir jinai ten kažkur apie 10 kainavo. Tai kiek supratau iš to viso, kad ir rinka visai nedidelė, arba kad labai jie jau visiems reikalingi. Ir, kažkaip kažką apie kainą spręs sunku. Tai ką, ačiū Jums uždėmesį, tikiuosi Jums patiko šitas epizodas, dėkit laikus, rašykit komentarus ir pafollowinkit, prašau, šitą kanalą, nes kiek pastebėjau, tai 80% Jūsų, mano myli žiūrovai, nepafollovinę žiūri mano kanalą. Tai uždėkit follow, uždėkit laiką ir susitiksim sekančiose epizoduose. Bus dar daug įdomių epizodų. Ate.